Kodėl sakai, kad skyrybų metu mes visų pirma save išduodam? Dėl to, kad turėjom tą iliuziją, portretą savęs, ateities savęs. Taip, tą turėjom omenyje. Taip. Viskas, su kuo mes ėjom į tą gyvenimą, viską tu iš esmės viduje savo išduodi. Tai yra viena iš priežasčių, kodėl po skyrybų yra tiek daug pykčio. Tai aišku, kai ateina tas kaltininkas, priežastis. Kur tu gali nuleisti viską. Tai aišku, kad tas normalus bendravimas tiesiog, man atrodo, negali įvykti iš karto. Labas draugai, šiandien su psichoterapeutė, psichologė Vika Anulienė kalbėsime apie skyrybas, apie tai, kaip jas ištverti, išgyventi, kaipgi surasti bendrą kalbą su savo eks ir aišku, o kas būna po, kaip atrasti tą kelią. Aš asmeniškai tą kelią irgi praėjau, todėl ir labai gerai suprantu tuos, kurie praeina ir labai dažnai susiduriu su klientais, kurie išgyvena dabar skyrybų procesą, nes tai yra sudėtingas procesas, kuris neretai yra lydimas emocinio valgymo ir kitų emocinių sunkių tokių duobių. Todėl man labai svarbu išklausinėti kiekvienos detalės, kiekvienos smulkmenos pas Viktoriją. Vika, labai ačiū tau, kad atėjai ir kalbėsim tokia, ne visada patogia tema, ne visada gražia, ne visada skania tema, todėl jie reikia kartais ir prisikaupti ir jėgų ir drąsos, todėl ačiū tau, kad atėjai ir manau, kad atskleisim ją iš įvairių pusių. Sakyk, ar tau iš vis patinka dirbti su žmonėmis, kurie pastoviai skiriasi? Koks tai yra jausmas būti tame procese visą laiką? Tai kaip ir visame gyvenime, tai yra tiesiog dar vienas etapas, kurį žmogus turi praeiti. Ir jeigu atsakant į klausimą, ar man patinka, tai taip man patinka spręsti problemas ir padėti žmogui rasti išėjimą iš susidariusių sunkių situacijų. Tu taip pasakei, taip, čia viskas tvarko, čia tik tai etapas, toks praeini ir viskas. Žinai, kai jau praėjai ir viskas atrodo taip etapas, bet aš kai prisiminsiu, kai buvo mano tas laikotarpis skyrybų, tai visų pirma, su kuo aš susidūriau su tuo, kad aš tai tikėjau, žinai, kad tai yra vieną kartą ir visam gyvenimui. Ir tu visiškai nesuvoki, kas vyksta, kaip čia dabar taip atsitiko. Ir kadangi tai buvo vieną kartą ir visam gyvenimui, tai skyrybos neatrodo kaip praeinamasis kambarys, tai atrodo pabaiga, tai atrodo galas, tai yra nuosprendis. Iš esmės tai taip pats pagrindinis dalykas ir sunkumas per skyrybas pačias yra, nes mes susidurėm su savo išankstiniais įsitikinimais, apie ką tu ir kalbi, ne? Skyrybos iki grabo lentos, kartu galvoji apie kapą, kur numirsi, kurioje vietoje čia bus laidotuvės, kartais pakalbi planuoji. Tavo tėvai, močiutės, seneliai, jie greičiausiai iš viso net nesiskyrė ir apie tai net nebuvo tokios minties. Nuo mažumės mes vaikams skiepėm, kad šeima yra vertybė ir taip jinai yra vertybė, mes augam taip. Tai skyrybų metu mes susidurėm su tuo, kad pirmiausiai mes išduodam save. Ne? Kitas dalykas, reikia sukaupti labai daug drąsos ir jėgų atsistoti prieš save, prieš visą pasaulį, prieš kitą žmogų ir pasakyti viskas. Taip, daugiau ne. Kodėl sakai, kad skyrybų metu mes visų pirma save išduodam? Dėl to, kad turėjom tą iliuziją, portretą savęs, ateities savęs. Tą turėjom omenyje. Taip. Tai yra tos visos, viskas, su kuo mes ėjom į tą gyvenimą, viską tu iš esmės viduje savo išduodi ir tu turi pripažinti vieną dalyką. Man net šiurpuliukai. Kad tau nepavyko. Jo. O labai sunku yra. Ar labai sunku? Labai sunku. Iš tikrųjų, tai tikrai labai sunku. Man atrodo, tai yra viena iš priežasčių, jeigu būtų galima, žinai, va šitą iškart suprasti, net, bet tai yra viena iš priežasčių, kodėl po skyrybų yra tiek daug pykčio, tiek daug nuoskaudų ir nepavyksta iškart eiti į tą kažkokį normalų bendravimą su eks. Nes maža to, kad pas jūs ten kažkokie dar, žinai, prie to dar prieisim šiandien. Bet jeigu aš pati išdaviau save, savo iliuziją, savo viziją ir negaliu to pripažinti, o dar jeigu man labai sunku pripažinti, kad man nepavyko, arba aš tai pripažįstu ir mane, žinai, kalties smaugia, ar gėda, ar dar kažkokie jausmai, tai aišku, kai ateina tas kaltininkas, priežastis,
kur tu gali nuleisti viską. Tai aišku, kad tas normalus bendravimas tiesiog, man atrodo, negali įvykti iš karto. Greičiausiai, kad iš karto tikėtis galima tik tai idealiam tokiam pasaulyje, žinai, pasakoju kažkokiai. Brangioj, man reikės skirti. Taip, ačiū. Labai džiaugiuosi, kad jūs nusprendėte būti laimingas be manęs. Gal padarysim vakarėlį? Skiriu. Tai va, bet iš esmės, matai, dar irgi reikia suprasti, kad kaip tau skauda, taip skauda ir kitam žmogui. Nu čia palauk. Bet vis tiek skauda. Palauk. Aš dabar atstovausiu visas moteris. Gerai. Kurios, kai sužinoja temą, tai ten nuverta. Visos iki vienos galvoja, kad jam tai neskauda. Jis iš vis yra pats blogiausias žmogus pasaulyje, kuris net nesupranta, o dar atvirkščiai daro. Skaudina. Matai, dar irgi, žiūrint, iš kokios pozicijos mes pažiūrėsim, kas iniciatorius skyrybų. Nes jeigu tu pakalbėsi su moterim, kurios inicijavo skyrybas, ne, tai vyrams atrodo irgi, kad ta pip dabar tai gyvena, žinai, jinai visada tokia buvo. Visada, Taip, bet iš esmės skyrybų procesas yra dviejų žmonių pralaimėjimas. Mes, kai susitinkam kartu, mes einam į vedybas, mes turim bendrus planus, lūkesčius, tikslus ir visa tai baigėsi. Ne? Tai du žmonės susiduria su praradimu, kurį reikia išgedėti. Automatiškai tai aišku, ten būna ir dėrybos, ir visokiausi kaltinimai, bet visa tai eina iš didžiulio skausmo. Iš to pačio abiejų pusių, kad nepavyko, tiesiog nepavyko. Čia, žinot, aš norėčiau kamerą netgi pasakyti, vyrai irgi žmonės. Jie irgi jaučia ir jiems irgi yra sunku. Jie turi širdį. Jie turi širdį. Klausimą gali. Jo, žinai, fainai, kai jau gali juokauti tam temam, bet iš tikrųjų, man asmeniškai buvo, žinai, dar tas susidūrimas su to, kad tu ne šiaip žmogų prarandi. Ir tą santykį ir kažkokią tai, nežinau, viziją savęs. Bet ir visus lūkesčius turi palaidot. Tu tarsi įsivaizdavai, kad tavo gyvenimas eis va tokia vaga. Žinai, ir ten bus visko, žinai, kad suprantu, bet vis tiek numatau, kad bus tikriausiai va taip. Ten 3 vaikučiai, namai, šuo, kas ten dar, ne? Visą tą. Ir dabar staiga viskas sugriūva. Ir tai yra praradimas ne tik tai to žmogaus, meilės, ten kažkokių, žinai, romantiškų dalykų, bet ir tų visų iliuzijų, kurių aš ten savo prisigalvojau dėl savo ateities. Tai čia irgi labai yra sunku iš tikrųjų. Labai sunku ir labai gerai tu pasakai, kad tai yra praradimas. Iš esmės tai prilygsta visas tas periodas kaip laidotuvėms, kaip susitaikymus su labai artimo žmogaus mirtim. Nes prie viso to, ką tu prarandi, šalia ko mes nematom, ką tu prarandi, bendri draugai, uošviai, su kuriais greičiausiai santykiai visai neblogi. Ten, jeigu dar yra iš kitos pusės broliai, seserys, ne, tu prarandi tradicijas šeimos, šventes šeimos. Tavo gyvenimas iš esmės visiškai pasikeičia, prasideda nuo nulio. Ir šalia to tu dar patiri labai didelį spaudimą. Dažniausiai iš tų, kurie to net nepraėję ir nežino, ką tai reiškia, bet jie žino, kaip tau gyventi. Ar kalbėjo apie šeimos narius? Ir apie šeimos narius be abejo. Palaikymas iš šeimos narių yra labai svarbus. Iš draugų labai svarbus yra. Arba bent jau, kad būtų šalia žmogus, ne? Sunku tuo periodu, kai sunku, kad kažkas būtų šalia. Taigi tau nereikia, kad tave suprastų. Tau nereikia, kad sakytų, jo gerai, varai, ne? Užtenka, kad pasakytų, aš esu su tavim šitame skausme. Užjaučiu. Taip, užjaučiu, eina kartu. Žinai, šalia nepabėgsiu, man nebus per skaudu pačiam. Žinai, čia norėčiau pasakyti ir tom moteriam, kurios praeina, nes aš praėjau skyrybas labai seniai ir mano šeima manęs nepalaikė. Jie kaip galėjo, aišku, palaikė, bet tokio, žinai, suprantam, užjaučiam, pasidėkim, paverkim, kartu tokio tikrai nebuvo. Aš jaučiau dar didesnę priespaudą, kalties didžiulį jausmą ir dabar, aišku, aš galiu tai paaiškinti, kad mano šeima, mama, tėtis buvo nepasiruošę patys, jiems tai irgi yra praradimas. Ir tada išeina toks dalykas, aš kaip suaugusi dukra ateinu pas savo mamą, tėtį, kaip jų vaikas iš tikrųjų. Ir sakau, man sunku, čia taip įvyko, aš praradau, kaip tu sakai, visą gyvenimą, realiai gyvenimo praradimas. Ir jie irgi prarado ir susiduri su dar viena siena.
tave pradeda, aišku, kaip vaikystėje, žinai, kaltinti, gėdinti, drausminti, tu ten, kažką gerai padaryk jau ir bus gerai. Gąsdinti, mane labai gąsdindavo viskuom. Girdėjau netgi frazes iš įvairių žmonių, kad gadinu vaikui gyvenimą, kad esu egoistiška, kad kas ten dar iš tokių topinių buvo. Arba kad gali pakentėti, koks čia skirtumas. Lengviausias pasirinkimas yra. Pakentiek. Ir dabar, kai aš visą tai pragyvenau ir kai jau santykiai su mano tėvais ir su eksu yra geri, aš šiandien žinau, kad tiesiog kartais, kai aš atnešu skausmą, pavyzdžiui, mamai arba sesė ir draugiai, kuri yra jam nepasiruošus, tai man reikės dar dylinti su tavo atsaku, žinai, su tavo skausmu dėl to, kad man skaudu. Ir todėl kartais, man atrodo, geriau nueiti su tais išgyvenimais pas specialistą. Arba pas kitą moterį, kurie irgi tą išgyvena, kuri gebės jau praleisti per save visą tą istoriją. Todėl kartais ir savo klientėm, jos, žinai, pas mane kitais keliais ateina. Man jaučiu kaltę, ten blogai viskas, užvalgau, o priežastis, išsiaiškinam, praradau gyvenimo prasmes, ašgi netgi sakyčiau, žinai, tas plačiaja prasme. Ir aš visada sakau, kad neskubėkit eit pas mamą. Neskubėkit eit pas tėtį su šito skausmu, pas sesę, galbūt netgi pas artimiausią draugę, su kuria visi kartu ten bendravot, nes jiems tai irgi praradimas ir nežinia, ar jiems užteks jėgų atlaikyti jūsų, ne tai, kad, žinai, jau padėto, tiesiog atlaikyti jūsų tos jausmus. Ką tu apie tai galvoji? Nežinau, kad tu vedi ir grupės moteriam. Matai, kai mes einam, turim žinoti tikslą, kodėl mes einam, kodėl mes mamai pasakom, arba ar draugiai, kodėl mes pradedame apie tai kalbėti. Ar tai yra informacija? Tiesiog, aš skiriuosi. Ar tu nori paguodos, ar supratimo, ar paskatinimo, ko. Ir įvertinti tą situaciją, kaip realu to tikėtis. Ir kartu, taip, jeigu mes pradėjom tą kelią skyrybas, jis yra labai sunkus, mes turim priimti ir kitų reakcijas. Kad ir kaip beskambėtų, mes prisiemam atsakomybę už savo veiksmus, nusprendėm skirti, sakykime, nusprendėm eiti skirtingais keliais, tai mes lygiai taip pat atsakingai priimam ir kito žmogaus kažkokį dalyvavimą, kaip jisai dalyvauja. Bet šitoj vietoj, žinai, kas svarbu, atriboti save nuo to, kas tau šiuo metu yra nepatogu. Jeigu tu nenori aiškinti savo močiutei, kodėl tu dabar čia skiriesi ir kodėl tu tokia, tu neprivalai šiuo metu tai daryti, nes tau svarbiausia yra šiuo metu užsigesinti vidinį gaisrą. Taip, aš sutinku su tai, bet klausimas, nes labai dažnai tokį, žinai, duodu patarimą komentarą ir atgal atskrieja, gerai, tai ką man nebendraut? Ką man, atstumti čia močiutę, tėtį ar mamą? Atstumti nereikia, nebūti ten, kur tave žaloja. Kur tau šiuo metu yra per sunku, ten nebūti. Dauguma žmonių atrodo čia atstumti. Tai gerai, bet žiūrint, kaip tu taip darai, žinai, tu gali pasakyti, aš labai apgailestauju, aš nenoriu šitą temą kalbėti, jinai man yra jautri, norėčiau grįžti vėliau. Aš tave myliu iki... Aš palaikau. Ta prasme, aš žinau, kad labai sunku. Tiesiog tą akimirką žmogus gali susidurti, ypatingai jeigu tai įprasta toj šeimoje, su visokiausiom manipulacijom, žinai, kaip tu taip gali. Bet šiuo metu aš renkuosi save. Jau aš galvoju, ta moteris, kuri žengia tą žingsnį, tu galvoji, jinai gali. Jinai jau renkasi save. Jai labai tikrai sunku, jinai tikrai labai daug įtampos patiria, jinai labai daug kaltės patiria. Pati jaučiasi labai nepriimta, bet jinai gali tai padaryti, nes, va čia jau viskas, žinai, ir mes dabar tiesiog. Moterisgi greitai nepriima tokių sprendimų, čia jau, žinai, prieina, kai jau tverti negali, kitaip negali. Taip, tarp kitko taip, kad moteriai reikia ilgesnio laiko, bet aš manau ir vyrui, ta prasme, vyrui skirtis, aš netgi galvoju, jeigu yra vaikų, yra sunkiau. Man kažkoks vyras yra paklausęs, sako, jeigu skyrybos tau reikštų, kad tu nebegyveni su savo vaikais. Ar tu skirtumais? Niekada, žinai, taip negalvoja. Ir tada... Ir toj situacijai, čia netgi galbūt faina labai, kad palėtėm, nes toj situacijai, kai tu matai vyrą, moterį, vaiką ir jis nesiskiria, tai visi irgi įpuola, kad jis yra, nežinau, dviveidis arba patogiai nori čia gyventi, žinai, ten su dviem moterim, pavyzdžiui. O čia kartais yra tai, apie ką tu kalbi, kad man tai lygu nebegyvent su vaiku, aš pasiruošiu su tą durą tai gyventi. Bet
vardan vaiko, jo. Čia irgi labai svarbu paminėti, kad vyrai, ar tiesa, kad moteris ir vyrai skyrybų atveju emocinė prasme praranda skirtingus dalykus galbūt, ar ne? Matai, atsakyti taip labai jau konkrečiai aš tau negalėčiau, iš pajautimo aš galvoju, emociškai mes išgyvenamgi taip pat. Mesgi tokie patys žmonės. Šiaip, skirtingai mes tik įveikinėjom dalykus. Aha, čia labai irgi svarbu kalbėti, nes sakau, grįžtu į tą, kad moteriams atrodo ypatingai įskaudintom, kad ten yra kažkoks ledo luitas ir super mega blogas žmogus, kuris tiesiog neturi jausmų ir atėjo iš šį pasaulį tave. Bet vyrai, kuriam skauda labai, jisai irgi lygiai taip pat gali kitą moterį įsivaizduoti. Ne? Reikia įsivaizduoti sužeistą, pavyzdžiui, šuniuką, ne? Jisai nepuls ten prie tavęs eiti ir laižyti tau rankų, jam skauda, jisai tavęs šalinas, jisai loja, jisai piktas yra ir suirzęs. Kaip mes, supranti, tą visą išgyvenam ir kaip dylinam? Tai žiūrėk, galim sakyti, kad taip, dauguma vyrų, tai yra daugmaž tendencija, kad jie vengiantys yra, vengia problemų, eina į barus, eina pas draugus, ieško kitų moterų, greitai, kad tik tai nebūti toj problemoje, išeiti, pabėgti, ne? Bet ar moteriams tai nebūdinga? Yra moterų, kuriams tai irgi yra būdinga, kurios ne vien tik susisukia į kamuoliuką, guli ir žiūri į tašką 3 mėnesius. Tai gerai, davai dabar, taip žinai, paprastai žodžiais tokiais, davai dabar paprastai žodžiais teiginiais tokiais. Kaip vyrai išgyvena jausmus, o kaip moteris? Ką mes su to darom? Ką vyrai daro, ką moteris? Vyrai jaučia labai daug pykčio ir atstumimo, lygiai taip pat, jeigu yra įpainioti vaikai. Jie jaučia baimę dėl pačių vaikų, ne? Dėl manipulacijų vaikais, bet šitoje vietoje. Nes iš esmės tai tikrai vyras kažkuria prasme gali tapti įkaitas. Jo, gali. Gerai, jeigu moteris yra protinga. Bet kai skauda, nelabai mes protingi esame. Tikrai būna. Gerai, kai išmintinga, kai protinga, tai manipuliuosi, žinai, gerai. bet kai yra išmintinga, tai mes kartais tikrai ir nereikia čia muštis į krūtinį ir sakyti, aš tai tikrai ne niekados, nes tikrai pas kiekvieną būna ta mintis. Aišku, būna. Tai vyrai tampa, bet kaip, kokiais veiksmais jie savo padeda tokiose situacijose? Tai gali būti bet koks pabėgimas į kažkokią įtraukiančią veiklą. Tai gerai, jeigu tai yra žvejyba, meditacija, sportas, viskas ok. Bet gali būti alkoholis, narkotikai, atsitiktinis seksas, neigiama kažkokia, kas priverčia užsimiršti. Moteris, moterims iš esmės aš manau, kad būdinga labai panašus dalykai. Moterims labiau būdingi yra valgymo sutrikimai. Irgi tas pats pabėgimas, aš valgau, aš pamirštu. Dopamino ieškojimas šaldytuve, ne? Bet labai dažnai, žinai, visi galvoja, kad emocinis valgymas, kartais taip žmonės galvoja, kad tai yra, suvalgau kažko ir aš linksma. Ne, čia yra, žinai, kaip klientai apibūdina, aš pradėjau valgyti ir juoda skylė. Arba aš žinai, prarandu tikrovę ir atsipeikiu tik vėliau. Tai yra tas pabėgimo grynas procesas, įtraukiantis, pamirštantis ir įsijungia jau ir hormoninė visa sistema, ir kūnas, žinai, prisimena, kad tai veikia, dėl to tai labai stipriai įtraukia iš tikrųjų. Labai smarkiai, taip, ir tas paskui kalties jausmas, tu apie tai daugiau visko, žinai, ir viską gali papasakoti, bet taip, eina šalia valgymo sutrikimai. Ir kad ir kaip mes bežiūrėtume, pažiūrėk, labai dažnai, kai būna skyrybos, sukūsta abudu partneriai, ne? Nuo streso, nes stresas taip veikia, pas juos arba užsidaro, ne? Bet žinai, ką sako visada? Išgražėjo. Va kaip gražiai atrodo. O čia irgi biški, žinai, taip yra skausminga, iš tikrųjų, moteris išgyvena, pavyzdžiui, sunkų laikotarpį, ateina kažkuris, sako, kaip tu išgražiai. Kaip ir gal ir taip, bet kita vertus, kokia kaina. Ir norisi, žinai, staukti tiesiog. Ir kartais, tarp kitko, turiu tokių klienčių, kurios po tam tikro laiko priauga labai didžiulį svorį ir kai mes grįžtam į tą, žinai, kur ten, kas sugedo, kas ten, žinai, persijungia, į tą laikotarpį, nes jai žiauriai yra, paprastai žodžiais pasakysiu, abydna,
kad vietoj to, kad ją palaikyt, ją pagyrė už tai, kad jai buvo sunku ir dabar to svorio, jinai tarsi priešinasi, žinai, tarsi rodo visiems vašpygas. Ir tai irgi yra labai įdomu, nes kartais tos liekanos skyrybų, josgi ne iškart pasimato. Jos dažniausiai pasimato po tam tikro laiko tik tai. Vika, sakyk, tai kiek reikia laiko, kad atsigautum po skyrybų? Tai kiek tau reikėjo? Man labai daug, žinok, kartais atrodo, iki šiandien dar neatsipeikiau. Kiek laiko esi išsiskyrus? 8 metai. Tai aš irgi. Gyvas normalus. Taip, išgyvenom tą periodą. Tai įmanoma. Bet iš esmės, kai aš tik tai pradėjau skirtis, ir pradėjau domėti šituo periodu psichologiniu aspektu, kai man pasakė 2-3 metai, Aš irgi pamenu šitą laikotarpį. aš galvoju, o Dieve, taigi negali būti taip ilgai. Bet iš esmės tai taip ir yra. Man žinai dar kas buvo, kad pasakė irgi 2-3 metai, aš tokia, ne, aš ten 2-3 mėnesius gerai paliudėsiu, o po to susijimsiu ir eisiu ten dirbti, gyvenimo kurt, vienu žodžiu, tik į priekį. Ir tada, tie pirmieji, tie 2-3 metai, ypatingai pirmieji ir antrieji metai, tai jeigu kas nors paklaustų manęs, kaip tai jautiesi, aфиgenai, super, viskas gerai. Ir aš tokia buvau, žinai, viskas tiesiai, viskas išeina, taip sunku, bet, žinai, ten kartais pavirki, bet viskas gerai. Dabar suprantu, kaip negerai buvo, kaip buvo sunku, šlikštu ir kaip kartais pasimetė ir tą, žinai, iš visų jėgų tą karkasą bandai išlaikyti. Tai dabar, kai yra tikrai gerai, labai stipriai jaučiasi, kad buvo negerai. Tai tikrai to laiko reikia ir yra jis skirtingas. Vika, ar gali pasakyti, kokie yra gedėjimo etapai? Tai pirmas etapas būtų neigimas, kai mes netikim ir partneris netikim. Kad mums galėjo taip įvykti, kad su manim galėjo taip įvykti. Kad iš viso jinai čia rimtai kalba. Tai pastoviai kalba ir kalba. Jo, aš dažnai būna tokios kalbos. Kas čia galėjo pagalvoti, kad paims ir išsiskirs? Kas čia pagalvojo? Tai tas toksai neigimas. Paskui dėrybos. Tai dėrybos būna, kad... O gal visgi? Gal pabandom, aš pasistengsiu susirinkti kojines. Aš prisimenu, pas mus buvo tokias etapas, kai susėdom virtuvėje, žinai, 2 lapai, tipo, tu rašyk, aš rašysiu, žinai, ką reikėtų pakeisti. Ir grinai dėrybos vyko, žinai, popieriai, dokumentai, viskas, apsikeitėm, pažiūrėjom. Sorry, ne. O kas vyksta, jeigu dėrybų metu žmonės sako, gerai, būsiu tokia, kaip tu nori. Arba būsiu toks, kaip tu nori. Tai viskas tiesiog užsitęsia. Ilgiau. Tai reiškia, kad mes susitaikėm ir viskas bus gerai, čia antras šansas. Ar tai labiau reiškia, kad mes užstrigom? Ir toliau grįžtam prie neigimo, ne, pas mus nėra problemų, dabar aš būsiu tokia, kaip tu tikėjasi. Matai, variantai galimi 2. Ir aš manau, kad visą laiką poros prieš išsiskiriant tas dėrybas praeina kartu. Paskui ir atskirai praeina. Savo kažką tai. Jo, 20 metų po. Taip, ne? O gal galėjo būti? O gal, jeigu, žinai, tai kartu jie eina per tas visas dėrybas ir tikrai būna taip. Bet tai būna tik tai vienu atveju, jeigu aš pamatau savo klaidas. Kad taip, aš negerai šitoj vietoje jau elgiuosi ir aš noriu būti geresnis žmogus dėl manęs, ne dėl tavęs. Bet noriu, kad būčiau laiminga, o laiminga esu su šituo žmogumi, ne dėl savęs. Tada pora gali ir augti, ir būti kartu, ir sustiprėti. Ir dažniausiai tos poros yra stipresnės negu tiesiog gyvenančios iki mirties nuo pradžių, kurios šitą periodą praėjo ir paaugo kartu. Bet būna taip, kad tu matai ir tau tai kainuoja daugiau negu laimės tu gauni. Nenoriu, nereikia man. Tiesiog. Labai dažnai žmonės, kurie praeina skyrybų laikotarpį, kartoja tą pačią frazę. Tokią, kad, žinote ką, kad išsaugot santykius reikia 2. Tipo, aš čia stengiuosi, o kitas žmogus ne. Ir man atrodo, taip kalba abudu partneriai dažniausiai. Tai čia galima sakyti, kad jie nepraėjo tos fazės, ar jie nenori kartu augti, ar jie nepripažįsta savo klaidų. Vėlgi visokiausių gali būti priežasčių. Žmonės yra nelaimingi dėl skirtingų priežasčių. Jų yra labai daug. Kas tau?
Kas, ta prasme, kokia jūsų buvo? Koks buvo jūsų dalykas, kuris, kur buvo jau, viskas, su tuo susitaikyti negaliu. Daug tokių susideda, tu negali atsinešti vieno kamulio. Tai yra daug kamoliukų, kurie susideda ir tu matai, neišeina, tiesiog. Arba tu labai daug aukoji savęs, ne, ir kitas žmogus irgi jaučiasi labai, kad aukoja save. Ir matai, kad to bendro net menkiausio pasitenkinimo nėra, jeigu jis trunka mažai. Ir tu nusprendi, kad nenoriu apgaudinėti savęs, noriu rinkti save, noriu būti laiminga. Ir noriu, kad kitas žmogus būtų laimingas. Ne visada noriu, kad jis būtų laimingas. Gerai, tai čia pirma stadija buvo neigimas, derybos, kas ateina vėliau? Liūdesys, depresija. Dėl to, kad... kad tu matai jau viskas, jau reikia pripažinti. Ir tas užtrunka labai ilgą laiko tarpą. Nes tai yra, jeigu neigimas ir derybos yra veiksmas, aš kažką darau, ne? Tai depresija yra taškas, kuriame aš turiu išbūti su savo nemaloniomis emocijomis, nuo kurių aš noriu kuo greičiau bėgti. Ir čia labai yra svarbus momentas. Reikia išbūti. Nenorėt, kad tai praeitų greičiau. Nebandyt to pakeisti teigiamam emocijom. Nebandyt kažkaip pakeisti, žinai. Nors dauguma čia patarimų duoda ten draugės, pavyzdžiui, tai ar susiras kažką kito, ar kažkokią hobį užsiimti. Kažkaip būk linksmesnė jau pagaliau. Ir tai ne visada yra geras patarimas, nes man reikia pragyventi savo skausmą, kad jis jau išeitų ir, nebegrįžtų, tikėkimės. Tai aš visada moterims sakau vieną tokį užakcentuoju, nežinau kaip aš pasakiau, bet tai nėra neigiamos emocijos, tai yra nepatogios emocijos, ne? Ir tai yra labiausiai auginantis etapas. Po šito etapo tu niekada nebebūsi tokia, kokia tu buvai. Tu susikursi save iš naujo. Tai, kai moteris sako, tai man yra pats sunkiausias, etapas šiuo metu, tai yra nauja pradžia. Tu dabar kaip embrionas save augini, savo vertybės, pasaulį aplink save ir tu gimsti iš naujo. Ar ne taip? Tu visai kitaip pradedi gyventi. Visiškai su to sutinku ir kai jau, pas mane daug laiko praėjo, tai buvo toksai suvokimas, po to skausmo, po pykčio, po liūdesio, kad kaip bebūtų gaila, liūdna, dėka skyrybų aš padariau tokių dalykų, kurių negalėčiau daryti šitose santykiuose. Ir man tai patinka, nors tai atėjo galbūt per skausmą kažkurio momentu, žinai. Tai labai dažnai, kai mano klientės ateina pas mane ir mes išeinam į tą skyrybų, dalį, darom tokį pratimą, vizualizacija, ne, ir emocinė vaizdinių terapija. Tie vaizdiniai yra tiesiog vizualizacija tų mūsų jausmų, bet pasidalinsiu, nes labai yra, man atrodo, ryški tokia, gerai apibūdinanti. Jinai jau tarsi eina į priekį, jinai jau su visko susitaikė, turi ten planų ateičiai. Ir kai grįžtam, sakau, kaip atrodo tas skausmas, ką tu ten tiek liūdi, ką tu ten... Ir visada, mato save idealiuose namuose, ten virtuvė, prijuostė, arba ten sofa, filmas, kinas, židinys, šventė. Yra įstrigusi ten ta mūsų dalis, kuri galvoja vis dar, kad tai yra tas idealus paveiksliukas. Ir kad tai įmanoma. Ir kad tai įmanoma, ir kad tai galėtų tai būti, nors taip galbūt ir niekada nebuvo. Ir grįžtam į derybas. Jo, į pirmą tą fazę. Ir visą laiką tarsi, kad ir kiek metų praeitų, kad ir kaip tu į priekį ten kažkur nuvažiuotum, atsisuk ir galvojam, blemba. O ten atrodo, jo jau tokia... Aš turiu pripažinti, pas mane buvo toksai laikotarpis pakankamai neseniai. Viskas tvarkoja, ten varai, darai, bet yra likęs toks suvokimas, kad mano vertė kaip moters liko ten. Dabar yra kitokia vertė. Ten, kokias nors, kaip ten darbe, veikloj, dar kažkokia draugystė, kur aš po skyrybų paaugau. O žmona, ta vertė žmona, jinai liko ten ir aš ją netgi, matau kaip degėsiuose, kažkokios. Viskas sugedus, dego, liko, bet vis tiek, liko, aš jos tarsi su savim čia nesinešu, nejaučiu tos vertės. Man atrodo, reikia apie tai pakalbėti, nes skyrybos labai dažnai tavo vertę sumenkina. Nes jeigu tau nepavyko, kai moteriai šeimos sukurt,
išlaikyti šeimą, nežinau, būti patraukliai savo vyrui, arba būti gera mama, sugrioviai viską, ar dar kažkokie ten priežastis. Tai aš galiu turėti pasitikėjimą savimi darbe, pavyzdžiui, taip, arba jaustis gražia, ar sėkminga, ar turtinga, bet mano kaip moters, va tos archetipinės, nežinau, šeimininkės žmonos, va tas archetipas, jis yra sugriautas iki pamatų. Tai, va, žinai, čia irgi mes, kai kalbėjom apie va, tą liūdesį ir depresiją, kad tam nepatogiam jausme kaip išbūti, kad pasiemi tą kažkokią emociją ir už rankutės praeini per savo gyvenimą, kada tai jautėsi, kodėl, kokie įsitikinimai tavo viduje yra. Apie įsitikinimus tu dabar ir kalbi savo. Taip, aš taip tikėjau, kad va, taip, kad, ir kad moteris čia viskas ant tavo pečių prijuosti ir viskas. Ir biški racionalizacijos tokios įdėti, ne? Nu, truputėlį... Nusileisti ant žemės. Nu, taip, tokio, žinai... Šalto dušo. Truputėlį jo, tokio šalto dušo, apie ką čia yra šitas visas dalykas ir kiek realu, kieno tai yra mintis. Labai dažnai tiesiog močiutės, mamos... Net mintis ne tavo. Taip. Galų gale, kas yra šeima? Man, pavyzdžiui, po skyrybų pirmus metus buvo labai sunku asmeniškai atsakyti į šitą klausimą. O tai mes dabar šeima, ar ne? Aš šeima, aš ir mano 2 vaikai, ir tas seksas, žinai. O tai kaip dabar yra atsakyti pačiai savo į klausimus? Nes va tas savęs sukūrimas, ne, tai ir yra ta, kad aš žinau, ko aš noriu, kas man patinka, su kuo aš taikstausi, su kuo nesitaikstau. Savo pasaulį tu pradedi kurti pati, ne? Dar kitas dalykas, jeigu mes kalbam apie skyrybas, kurį turbūt, manau, tikrai labai verta paminėti, tai yra neištikimybė. Neištikimybė yra tolygų kito žmogaus kastracija. Jeigu tau buvo partneris neištikimas, tu psichologiškai jautiesi kaip iškastruotas, ne? Tu nepatraukli jautiesi ir moteris, ir nereikalinga, ir tavo moteriškumas yra tarsi paneigtas. Taip. Tai vėlgi dar vienas dalykas, kurį tau reikia išgėdėti ir priimti. Ne, nu kažkaip tais, kad ir suprasti, su tuo ateina supratimas, kad tai yra ne apie tave, tai yra apie kitą žmogų. Ten jo yra dalykai. Ne? Ir atsiriboti nuo to. Ir užauginti tą savyje, tą mergaitę, moterį, žinai, iš naujo. O galbūt susipažinti iš vis, nes labai dažnai mes, kai einam į santykius, ypatingai labai jaunus, tai ir vėl čia mano įsitikinimas, bet manau, kad artimas bus daugam, mes tarsi atiduodam sprendimus už save, tas vertybės į kito žmogaus rankas. Nu, vyras stipresnis, protingesnis ir reiškia tam tikri dalykai apie mano seksualumą, apie mano moteriškumą, apie mano ateitį, ten aš turiu dirbti ar mokytis ar kažką dar kito daryti. Jie tarsi yra vyro rankose, arba tos šeimos rankose, arba netgi tėvų rankose, žinai. Ir tada, kai vyksta skyrybos, taiga aš arba galiu susitaikyti, žinai, su visais tais, arba galiu, kaip tu sakai, kurti savo. Matai, skyrybų metu nelabai tu gali susitaikyti. Tu jau save į tokį kampą įvarai, kad tu turi tiesiog eiti tą koją dėti ir po truputį tas žingsnis, aišku, būna pirmas sunkiausias, paskui lengvesni, bet pats procesas yra tas, dėl to jis ir ilgai užtrunka, nes vaiką gimdoj, išnešioti užtrunka. Lygiai taip pat tu save kuri iš naujo savo pasaulį. Ir dabar apie tą vėl procesą grįžtant, kiek jisai gali užtrukti. Jeigu tu po 2 savaičių po skyrybų, viskas gerai, varom į kitus santykius, na. Aišku, ten niekas nepavyksta ir vėl tu atgal nublaškiam. Tai tas periodas gali labai ilgai užtrukti. Čia idealiu atveju yra 2-3 metai. Gerai, sakyk, kas įvyksta toliau? Vat praėjom tą visą etapą, 3 metai praėjo, visus etapus ten pagrįžinėjom, viskas paleidom. Kas vyksta toliau? Matai, dar norėčiau, aš žinok, kad tame visame etape, kad būtų labai gerai, kad būtų suvokta, kaip aš atėjau iki tokios situacijos. Kaip mūsų santykiai atėjo iki tokios situacijos. Nekaltinant kito žmogaus ir nekaltinant savęs. Iš šono pasižiūrėti, ne?
kur aš nutilėjau, kada pradėjau nutilėti. Gal aš per daug susiliejau su kitu žmogum ir niekaip negalėjau atsiriboti nuo jo, gal neleidau jam būti asmenybė, gal iš manęs dingo asmenybė, žinai. Ta prasme, žinoti šituos savo atsakymus ir susitaikymas ir yra tai, kad, aš žinau savo klaidas, ne tik jo, ar jos. Kad aš žinau, ką aš išsinešu iš šito santykio, ko jisai manęs išmokė. Nes visas santykis, mes kalbam apie skyrybas, tarsi kažkokį praradimą. Bet labai dažnai moteris, pavyzdžiui, skiriasi po 10-15 metų ir sako, man nepavyko. Vidutiniška santuokos trukmė man dabar atrodo ar 7 ar 8 metai. Tai kas tau nepavyko? Tu turi vaikų, tau viskas pavyko. Jūsų santykis transformavosi į kitą. Tiesiog, jūs gyvenate atskirai, jūs galite išlikti ir draugais, ir būti kartu. Tai tas susitaikymas ir yra susitaikymas su santykio transformacija, kai jūs nebe priešai. Kai jūs galite ramiai. Bet nebe pora. Nebe pora, taip. Čia, žinai, faina yra apie tai kalbėti, nes atrodo, kad tai yra pabaiga. Ir tada labai sunku. Pavyzdžiui, turi vaiką, žinai, ir vėl tas vyras ateina, kažką reikia su juo tartis. O ką tik aš jau viską pabaigiau. O kai tu sakai, tai yra transformacija, tai tada aišku, kad mes buvom vienokiuose santykiuose, dabar tu ateini tiesiog kaip mano vaiko tėtis ir tai yra kitokie santykiai. Nes kai bandai, žinai, paleisti, tai bandai paleisti, kaip nubraukti viskas, žinai, ir tada kažkuriam momentui tau pavyksta ir bats ir vėl čia pasirodo, ir vėl tartis reikia, ir vėl kalbėti reikia, ir tada labai yra sunku. Aš dabar suprantu, kodėl man ilgai buvo sunku, žinai, nes susitaikai viskas, jau pabaiga, ir vėl kalbėti reikia. Bet pasirodo, kad ne, jo, kad jisai vėl kažkodėl tai pasirodo. Ir vėl tartis reikia, ir vėl derintis. Kaip čia atsikratyti to žmogaus, žinai, ką bedarytum. O kita vertus nenori atsikratyti, nes čia yra tavo vaiko tėvas ir reikia kažkaip, žinai, susitarti. Taip, ir idealiu atveju būtų gerai neatsikratyti ir močiučių kitų, ir palaikyti ryšį, ir tą žinutę skleisti, kad mes tiesiog kartu negyvenam, ne? Mes nesam kartu, bet mes esam vis dar taip pat svarbus viens kitam, nes tu augini jo vaiką, jisai to vaiko tėtis, jisai irgi įtakoja, jūs partneriai liekat. Visam gyvenimui, anūkai jūsų bus bendri. Taip. Tai ir dažnai atsakant, o kas yra šeima? Ir tai yra šeima. Jisai irgi yra tavo šeima. Jisai toliau stovi nuo visų, žinai. Bet jisai irgi yra tavo šeima. Ne visiems tai yra lengva priimti, ne visi gali palaikyti tokį santykį. Bet tai yra tai, kas būtų sveika vaikams. Jeigu negaliu. Noriu, suprantu, bet žinai, pasirodo tas mano eksas ir man ten viską suspaudžia. Ar privalau kažkaip per save perlipti ir, žinai... Tai aišku, taip. Privalau? Tai aišku. Kodėl? Nes tau užspaudžia, nes tau blogai tame. Tai gal nereikia su juo bendrauti? Bet vaikų turi. Jeigu neturi vaikų, daryk kaip nori. Dzin. Bet jeigu turi vaikų, tai turi būti tas stimulas. Dėl to tu turi eiti kažkur, ieškoti pagalbos ir aiškintis, kodėl tas atstumimas toks didelis. Ir transformuoti ir vėl tą santykį, nes man atrodo, žinai, tas jausmas yra tada, kai tu dar esi, pavyzdžiui, išduota žmona, arba paliktas vyras, arba tas įskaudintas žmogus poroj. Tai tada, kiek metų be praeitų, žinai, atėjo tas, kuris mane įskaudino. Tai ir neįmanoma, žinai. Mano skriaudikas atėjo. Bet ką tai reiškia? Jisai mane nuskriaudė. O kodėl jisai tave nuskriaudė? Ką tu blogai padarai? Tu reiškia, žinai, žiūri į jį, pirštų rodai, bet 3 pirštai tai rodo į tave, kai tu į kitą rodai, žinai. Savo veiksmų, savo atsakomybės, reiškia, dar neprisėmė. Vat čia ir yra ta sunki suaugusiojo dalis prisijimti atsakomybę už savo gyvenimą, už savo patirtis ir savo jausmus. Ir tikrai būna tokių etapų, kai man sako, aš tikrai negaliu atleisti. Neatleisk. Jam neatleisk, savo atleisk. Nes savo sunkiausia yra atleisti. Pritariu 100%. Tai ir ar reikia kažką daryti, jeigu yra situacija, kai kartu būti nepatogu, reikia kažką daryti, kad nebūtų nepatogu. Reikia žiūrėti, kodėl man nepatogu. Nes mes, iš esmės, turim jaustis patogiai su visais žmonėmis. Ypač su savo vaiko tėvais arba mamom. Ne? Mes turim tiesiog bendrauti, turi bendravimas išlikti, mes turim vaikam, matai, dar irgi, ką aš bandau irgi transliuoti, mes gyvenam tokiam
labai ilgam periode, kai žmogus ilgai gyvena, ane, santuokos trunka labai ilgai, ane, dažnai žmonės skiriasi. Labai didelė tikimybė, kad jūsų vaikai išsiskirs. Kad ir kaip bebūtų, nu, tai nemalonu ir sunku pripažinti. Bet savo pavyzdžių jūs galite parodyti, kaip pereiti sunkius periodus atskirai ir kartu, kokį santykį galite išlaikyti. Ir aš tikrai kartais pagalvoju, nu, jeigu ta moteris, pavyzdžiui, būtų mačiusi skyrybas sveikas, ne, kai mama neuždraudė bendrauti su tėčiu, kai ta mergaitė turėjo ir tėtį, ir mamą šeimo, ir matė per gimtadienius kartu, pavyzdžiui. Ne? Laisvalaikį kartu. Laisvalaikį kartu. Jinai visai kitokiais įsitikinimais būtų užaugus. Na gerai, grįžtam tada prie tų dažnai tokios vienos temos. Ar dabar yra tų skyrybų tiek daug, kad mes jau tokie kažkokie neteisyklingi, nesugebam to šeimos išsaugot? Nes, žinai, kai esi pirma karta, kuris skiriasi, masiškai, arba pats skiriasi pirmas savo šeimoje, tai susiduri su tokiu, gal klausimu savo, gal priekaištų iš šono, kad, nu, va, tavo protėviai visi gyvena. Šitas mano atsakymas bus labai radikalus ir aš jo visiškai tikiu ir tai labai nepatiks vyrams. Nes moteris turi teisę, atsirado galimybė rinktis. Ekonomiškai jos tampa nepriklausomos. Jos nebesitaiksto su smurtu emociniu, jos nebesitaiksto su neištikimybė, nepagarba ir jos tiesiog išeina. Ar kas dažniau priima sprendimą skirtis? Negaliu pasakyti statistiškai, manau, kad moteris, vėlgi dėl tos pačios vaikų priežasties, ne? Bet kam yra sunkiau, irgi labai sunkus klausimas. Ir tai nereiškia, jeigu tu priėmai sprendimą, kad tau yra lengva skirtis. Manau, kad sunkiau. Nes būti įdėtai į situaciją, kurios tu negali pakeisti, eiti į aukos vaidmenį, kuris labai yra fainas, nes gelbėtojų atsiranda, visi ten tu gali visada kaltinti, būti pikta, yra daug lengviau negu būti tam žmogui, kuris tuoj sugriaus savo gyvenimą, kito žmogaus ir bus didysis priešas. Jo. Ir toks, žinai, naglas, egoistiškas. Viskas buvo gerai, negaliu patikėti, kad taip atsitiko, žinai. Nors iš esmės, už tai, kad tu negali patikėti, kad taip atsitiko, tu irgi turi priimti atsakomybę. Reiškia, tu savo žmogaus šalia nejautai. Reiškia, nematys. Jis buvo nelaiminga šalia tavęs ilgą laiko tarpą. Dar noriu, žinai, paklausti tokio dalyko tavo nuomonės. Neseniai turėjau klientę, kuri išgyvena išsiskyrimą, nes jie nebuvo susituokę. Jų santykiai truko nelabai ilgai, apie 2 metus. Ir jie susituokė, aš rodau taip, kadangi čia šeimos toksai buvo požiūris ir draugų, kažkur, žinai, tipo Balyje, kažkokiai trobelėje, nu ir tai nėra tikra ir trumpa, ir jūs čia tipo padraugavot ir išsiskyrėt, ir jinai atėjo su tokiu skausmu, kad mano skausmo tarsi rimtai nepriima. Nes mes nebuvom susituokę. Jo, ir ar tikrai taip yra, kad jeigu aš esu santykiuose susituokus, tai aš gal daugiau į juos įdėjau, ar tada yra sunkiau išsiskirti, ar visgi nesvarbu, koks yra tas statusas, skausmas gali būti toks pat didelis. Ir aš galvoju, kad absoliučiai tai nuo statuso nepriklauso. Visiškai. Tu gali su internetiniu draugu išsiskirti ir tau skaudės. Tu gali išsiskirti su savo geriausia draugė ir tau skaudės, jeigu mes apie skyrybas kalbame. Apie tą statusą reikia atsakyti savo į klausimą, kodėl man jo reikia ir ar reikia. Ar tau reikia? Ir ar čia apie tą žmogų yra, ar man skauda išsiskirti su statusu, pavyzdžiui? Ne? Taip, tas irgi yra labai. Yra moterų, kuriams reikia vyro, kad pasakyti, kad reikia vyro, kad aš turiu, ar ne? Nuo to priklauso jų savivertės. Taip, tai nuo to priklauso, kokia aš turiu, tai reiškia ekstra žvaigždutė man, žinai. 2000 laikų, žinai, už tai. Bet, kodėl man tai yra svarbu ir ką aš praradau? Nes ta moteris turbūt atėjus pas tave ne statusą jinai prarado žmogų šalia, jai dėl to yra skauda, žinai. Ir tas visas vestuvių dalykas, ne? Ar reikia ženytis ar nereikia? Aš nežinau, aš antrą kartą nežinau, ar aš norėčiau ženytis. Ne dėl to, turėjau tą pasaką, tą istoriją, pasibaigė jinai, ne?
Dabar aš turiu įsitikinimą, kad tai nieko nekeičia. Mano skausmas besiskiriant, jisai nebūtų nei didesnis, nei mažesnis. O įsitraukimas partnerio, jeigu jis rimtai tave žiūri, tai ir veiksmai jo rimti. Ką apie tai pasakysi? Vėlgi, čia tavo yra vidiniai įsitikinimai, ne? Aš pasakysiu iš savo patirties. Aš savo partneriui sakiau, tu turi kas pusę metų man pirštis ir aš niekados nesutiksiu, bet tu turi tai daryti. Nu, ta prasme, kiekvieną. Kodėl? Nes aš turiu žinot, kad aš esu... Kad tu nori, kad tu norėtum, kad tau reikia. Kad aš esu svarbi. Ane? Ir tu gali laisvai man pirštis, nes žinai, kad ir nesutiksiu, žinai. Gerai, kodėl nesutinki? Mano asmeninė šita visas dalykas yra, nes aš nenoriu keisti pavardės. O jisai norėtų, kad aš turėčiau jo pavardę. Aš nenoriu keisti pavardės, turiu, kad aš turiu 2 vaikus, kurie yra berniukai. Ir tai kalbant apie anūkus kažkokius ar dar kažką. Nu, va tai va. Mano sprendimas yra dabar kol kas toks. Ar tai nereiškia, kad psichologiškai, emociškai tu esi vis dar toj šeimoje? O nenori kur naujos šeimos? Pavardės klausimas irgi labai yra iš tikro, ne? Nes man čia irgi buvo toks. Nes aš nebenorėjau, skyrybų proceso metu, aš nebenorėjau vyro pavardės, bet nebenorėjau ir mergautę negrįžti. Ir tas yra, baisus... Tai kas aš toks? Bet baisus dalykas yra, kad moteris yra vyro. Iš esmės, moteris yra vyro arba tėčio, arba vyro. Jinai savo neturi pavardės, netgi taip žiūrint, ne? Tai va, tai turi vyro pavardę ir ačiū, jeigu jisai netima, nes jisai turi teisę atimti pavardę, ne? Nu tai va. Okay. Kiek daug, matai, yra tokių psichologinių, sunkių dalykų, su kuriais tenka susidurti tau, einant per skyrybų procesą. Nuo pavardės, vaikų pavardės, ne? Nu ir tų visų tokių galvoja ir sprendžiasi. Aš tai turiu gerą pratimą, jį galima atlikti pačiam, žinai, su savim. Ir vėl vizualizacijos ar tiesiog kažkokiu simboliu ar žodžiu prasme, kaip kam pavyksta, bet aš tada siūlau, žinai, ir pati daug kartų esu savo darius, įsivaizduoti tą savo eksą, kitą žmogų arba netgi draugę nebūtinai, žinai, tai čia turi būti santykiai romantiški. Ir pajausti, įsivaizduoti, ką esi ten investavęs. Žinai, nes tai yra toks jausmas, kad kartais, kad man dar skauda, kad ir kiek metų praėjo, nes ten aš tiek įdėjau ir ten vis dar kažkokie mano dalykai vaikšto, žinai, ir aš dėl to visą laiką ir laukiu, kadagi man palūkanos ateis, ne? O ypatingai, jeigu aš kentėjau, jeigu, žinai, savo ten atsisakiau savo visokius dalykų ir čia, žinai, kaip gaila. Tai prašau padaryti tokį pratimą, galite ir jūs bet kada padaryti tą pratimą. Tiesiog įsivaizduoti savo antrą pusę ir įsivaizduoti, kokie dalykai jums ateina į galvą, vaizdiniais, žodžiais, simboliais, ką jūs investavot į tuos santykius, į tą antrą pusę. Ir atsiimti investicijas atgal. Ir lygiai taip pat padaryti iš kitos pusės. Kokius jūs jaučiate lūkesčius savo ir gražinti. Tarsi viskas, kas buvo tavo, eina tau, viskas, kas yra mano, lieka man. Ir toks, žinai, palengvėja kartais. Iš tikrųjų, tai turėtų palengvėti, tikrai. Toksai labai geras pratimas. Ir aš kartais įkartoju dažnai. O kartais jis labai daug, žinai, pasako apie tai, ką mes iš tikrųjų įdedam. Va tas karūna degėsiuose. Buvau žmona, buvau svarbi, čia mano asmeninė buvo istorija, pasidalinsiu. Man dar buvo, žinai, aš pamačiau tokį vaizdinį simbolį, tiesiog, žinai, tarsi kažkokia dėžutė, o ten daugybė visokiausių brangenybių, tokių švytinčių, gražių. Ir man tai buvo apie ką? Visokiausių jausmų, lūkesčių, vis taip faina, tą darysim. Ir tarsi aš tikiu, kad su juo tai buvo įmanoma, santykiuose įmanoma, viena likau, išėjau, tai kažkaip reikia gyventi. Ir kai tą pamačiau, irgi supratau, kad blemba, aš galiu tos savo, žinai, brangenybės savo paimti ir pati savo, žinai, pati savo būti laimę. Jo, pati savo būti laimę kurti ir nebūtinai tai tik ten, tik praeitį liko. Tai rekomenduoju šį pratimą, tikrai labai fainai veikia. Ir dar pamatyti kartais, ką ir partneris įdėjo. Jo, ką aš tai paskoloju, nes irgi kartais mes nešiojam savyje, ką privalau, ką turėčiau, ko iš manęs tikisi. Man atrodo, iš vis, kalbant apie laisvę, nes skyrybos simbolizuoja laisvę tam tikrą prasme, jeigu
pozityviai žiūrėti. Bet labai džiugu klausyti, kad neskausma, nes tai dabar laisvė. Man simbolizuoja laisvę, išsilaisvinimą. Ir man laisvė yra apie tai, kad aš darau tai, ką aš noriu daryti, o ne tai, ką galvoju, kad nori kiti, kad aš daryčiau, žinai, kad aš tikrai sužinau, kad aš noriu. Ir aš leidžiu savo tai daryti, nepriklausomai nuo tų galbūt lūkesčių į mano pusę. Čia suaugęs žmogus kalba, va dabar, ką tu kalbi, tai yra suaugęs žmogus. Tu pasižiūrėk, kai mes buvom maži, mes norėjom suaugti. Dėl ko? Kad galima daryti, ką nori. Ne? Dar žinai, nieko neklaust, neatsiprašinėti, neprašyti leidimo. Čia ne tik daryti, ką norit, bet dar leidimo neprašyti. Taip, tavęs niekas nekontroliuoja, laisvė tai yra. Iš esmės suaugęs žmogus ir yra laisvas. Va dabar, kartais norisi tam suaugusiam žmogui pasakyti, nelauk, kitų metų, geresnės algos, dar eik, daryk, dabar yra laikas, tu jau didelis. Tu jau didelis, ne? Ir yra žmonių, kurie sako, kad kai buvau mažas, tai buvo labai fainai, ne? Vat norėjau suaugti, bet klydau. Ką rodo? Tai rodo, kad žmogus nėra pasiruošęs atsakomybei, prisimti atsakomybę, nes laisvė ateina tik su atsakomybė. Kuo daugiau atsakomybės, tuo daugiau laisvės. Kuo daugiau laisvės, tai va tas ir yra, skyrybos, sakai, man skyrybos tai yra laisvė. Tau skyrybos yra užaugimas, tu didelė, sveikinu. Žinai, aš šitą irgi, nes pravedu išliuliavimą ir ten žmonės ateina dviejose vaidmeniuose, gali būti vaiko rolė arba mamos rolė. Ir labai dažnai susiduriu su tuo, nes išliuliavimas, pragyventi savo traumas, tapti tokiu, žinai, mylimu, iš naujo gauti. Ir visi, aš noriu vaiko poziciją, aš noriu, kad mane damylėtų, kodėl? Ten buvo tiek nuoskaudų, ten visko tiek, man, žinai, ir vėl, nedavė, gal va čia tipo duosiu, aš va ateisiu. Tai yra irgi gera pozicija. Bet kai tu eini į mamos rolę, tai tampa va tas, žinai, aš ir sakau, palikit jūs jau už durų tas nuoskaudas ir patirkit, kad tau, 30, tu esi suaugusi ir tai tu gali duoti. Kad pagaliau atėjo akimirka, kai tu gali ir priimti, ir duoti. Ir tu esi, žinai, pakankamai jau suaugusi, pakankamai plati, didelė kažkokia tai, kad susitvarkyti su kito žmogaus jausmais, nes ten būna, žinai, įvairių jausmų, su savo jausmais. Ir man, sakau, tas išliuliavimas yra apie atsisveikinimą su tokiu infantiliškumu galbūt. Ir ten irgi praeinam skausmą tam tikrą, susidūrėm kartais su tokiais momentais, bet man atrodo, kai žmogus tiesiog priima sprendimą, kad dabar aš suaugusi, duokit jau čia aš padarysiu. Nežinau, kaip išeis, bet duokit jau man. Ir skyrybos irgi gali iš esmės simbolizuoti tai. Gerai, aš jau daugiau šito nekentėsiu, man nepatogu, bus skaudu, bus baisu, bet duokit jau man. Davai, aš jau paimsiu vairą tą savo gyvenimą ir kaip mokėsiu, taip vairuosiu, bet vairuosiu aš. Bet pati, taip kaip noriu. Taip. Nes skyrybos tai iš esmės taip ir yra, kad man jau viskas gana ir einam toliau, ne kažkaip tais. Norėjau dar labai užakcentuoti šitą visą, ką tu sakai, kūno praktikos. Žiauriai gerai skyrybų metu. Tuo metu, kai skausmas, kai stresas, kai depresija, mes atsiribojam nuo kūno savo ir mes jo nebejaučiam. Ir nematom, ir nejaučiam, ir jokio visiškai nėra, mes esam juodojai, duobėjai, skiliai, ne? Ir tos kūno praktikos, viskas, kas yra su kūnu, mus tarsi grąžina namo. Tai žiauriai gerai, ten tie visi išliuliavimai, visi išglostymai, sveikintinas dalykas ir tikrai pagalba savo. Bent kartą įsižeminti, atgal grįžti į kūną. Būtent, man žinai, iš esmės emocinė vaizdinių terapija atsirado pas mane to laikotarpio, kai aš jau biškį pagijau, bet dar, žinai, buvo tų skausmų, nes tai man buvo tas, žinai, kaip insightas, wow, tikrai mano emocijos gyvena kūne, žinai, nes aš net iki to tarsi negalėjau patikėti, kad viskas yra taip paprasta ir taip prieinama, nes atrodo tas skausmas, tos traumas, jos ten kažkur, čia, žinai, va ta duobė, kažkokia jūra begalinė. O po to staiga supranti, kad visa tai telpa į mano kūną, į va tokį. Kažkur ten, žinai, širdį suspaudžia, kažkur gumalas gerklėje, ten čia, žinai, ta atsakomybė, kurios negaliu bet jis yra mano kūne, aš jį ir taip jaučiu. Ir reiškia, jeigu jis yra va čia, aš galiu tai pakeisti, jis yra man pasiekiamas. Ir tai yra irgi toks didžiulis, žinai, ir tada ateina pagarba savo kūnui, kad tokių laikotarpių, kai aš buvau visiškai išskrydus, kai man buvo kaip tu sakai, žinai, juoda dėmė skylė, mano kūnas funkcionavo.
atlaikė Jis ką mane. galėjo, tą darė, kaip mokėjo. Ir jeigu tai buvo 3 pakeliai saldainio vakarais, tai ačiū Dievui. Žinai, čia yra irgi didžiulė pagalba kūno, kai, žinai, galva Ir žiūrėk, visiškai kaip negali. kūnas kartais susirga, kada Taip. mums blogai yra viduj, jisai mus paguldo į lovą. Ane? Taip, arba jis tiesiog kaip aš tai vadinu, žinai, kūnas daro kaip moka, jau tapk suaugusi, padaryk kaip reikia. Taip. Tai man apie tai yra, tai to tikrai. Ir dar su kūno praktikom irgi aš ką esu pastebėjus, kad tas žmogus, kuris nenori ir jaučiasi gynybiškai, jaučia šitų nesąmonių, tai man nereikia, tai jiems Liesk kitą labiausiai reikia. Tai jie labiausiai ten ir... Iš esmės, kuo daugiau gėdos žmogus jaučia, netgi nežinodamas, tuo labiau kūno praktika jam padės. Nes kai aš jaučiu gėdą, aš dar galiu būti atsiribojęs, žinai, tas kaukę užsidėti. O čia mane liečia ir aš turiu eiti į kontaktą. Tai labai stipriai pramuša va tą temą. Ir priimti, taip, ir duoti. Taip. Ta, žinai, yra momentas, kai... ir viskas eina gilin. Gerai, klausyk, paskutinis klausimas, bet labai svarbus. Tu mane pagyrei, kad man skyrybos tai yra laisvė, kad aš tokia subrendusi. Jo, man yra laisvė, aš patenkinta. Ir ką tada toliau daryti? Kai aš taip pajutau laisvę, kai aš taip pajutau savo vertę, kai aš pajutau, kad aš čia galiu daryti, ką noriu, klaus nieko nereikia. Kaip man dabar į naujus santykius iš vis priartėti prie kito žmogaus? Čiagi irgi tampa problema. Žiūrėk, kai mes esam depresijai, šiaip tą ilgą, tą tokį juodą periodą, ne, mes tarsi norim numirti. Ne? Iš esmės labai dažnai depresija ir yra susijusi su suicidinė mintima. Ne? Tai va šitoj vietoj aš siūlau pasiduoti, vis tiek nieko blogo neįvyks, eik, nerk. Ir tu esi tarsi laukiamajam, pas tave kažkas ateina, okei, bandom, netinka. Be jokio leidi savo patirti, be baimės. Nes tu jau vieną kartą praėjai tai, ne? Aš savo pastoviai taip sakau, žinai, kai man būna, nes man būna sunku, nesunku, o baisu kiekvieną kartą, kiekvienam pasimatymui. Ir aš tada galvoju, Iveta, čia tiek pridarėjai visokių dalykų, kad ir čia ištversi. Ir tada, žinai, atsipalaiduoju ir varau. Bet kaip išbūti tada santykiuose, jeigu aš supranti, apie ką aš labiau galbūt. Jeigu aš išėjau iš santuokos ir skyrybos tapo laisvė, tai aš ir vėl galvoju, kad santuoka gali būti nelaisvė. Ir kai aš jau gavau tą laisvę, žinai, sustačiau savo vertybės iš naujo, aš apie tą atvejį kalbu, nes aš pažįstu labai daug moterų, kurios, taip, jos jau, žinai, nosis į viršų, viskas tvarkoja, bet nesugeba sukurti naujų santykių. Dėl to, kad... Aišku, tu pasakysi baimės. Ne, dėl to, kad... Bijo prarasti savo tą laisvę. Ir gerai daro. Ištirpti. Ir gerai daro. Tai aišku. Tai palauk, jeigu tu esi laimingas su savim. Tai tau kitas nereikalingas. Tai nebūtinai, tai reikalingas. Bet jisai neturi tavęs, neturi būti tavo inkaras. Tai o ko tada bijoti? Jeigu tai yra inkaras, tai mes jo ir atsikratom. Ne kartą tai darėm. Bet šiaip, ta prasme, tai va tas ir yra, kad priimti tai, kad čia, žinai, kaip imposterio koks sindromas, tipo, aš esu laiminga, bet negaliu būti laiminga be kito žmogaus. Gali. Gali ir esi, ir gali būti pilnavertė. Gali būti ir moteris, ir seksuali, ir visokia, kitokia, be vyro, be moters, be partnerio. Tu gali pats iš savęs būti savo gražiausia gėlė, ne? Geriausiai kvepėti. Žmogus šalia tave turi auginti. Šalia žmogaus, šalia tu turi būti, norėti geresnis žmogus. Tai turi būti tas žmogus, kuris eina šalia tave palaiko. Jeigu taip nėra, taip nėra ir viskas. Ir vat irgi čia yra vienas dalykas, ką norėčiau, kad tėvai išmokytų savo vaikus. Raudona vėliava nėra iššūkis. Raudona vėliava yra tai, kad man netinka. Tau nereikia kaktą į sieną daužyti ir ne, bet jisai pasikeis. Ne, jisai mane taip mylės, aš būsiu jam tokia svarbi, kad jisai pasikeis. Žmonės gali kažkokias vietas savo pakeisti, ne? Bet reikia laiko suprasti. Kad netinka, yra tas gut feeling. Yra tas, nori, nenori, tu esi šalia žmogus, ir tu matai, kad ne. Ir, kas man jie tada įsijungia? Ar tai yra man iššūkis patvirtinti savo vertę?
Pataisysiu, moteriškas tas, žinai, kaip pagerinti pasaulį. O, vargšelis atsirado. Taip, aš jį dabar išgelbėsiu. Taip, arba pataisysiu, išgelbėsiu, kokias ten būna dar. Tai va, ir to neturėtų būti. Santykiai turėtų būti iš esmės eiti draugę. Aišku, kad visko būna tose santykiuose, aišku, kad ten visokiausių iššūkių, bet du žmonės turi norėti kartu statyti. Žinai, labai dažnai tie santykiai prieš skyrybas būna vis tiek toksai periodas, kai kurį karas, žinai, tu blogesnis, ta prasme, tai yra ne apie auginantį santykį, atvirkščiai, žinai. Aš žinai, dar, nežinau, čia suaugusio galbūt irgi mintis, bet supratau po skyrybų, taip daugokai, kai laiko praėjo, nes kažkurio laikotarpiu dar tikėjau, kad santykiai nepaėjo, sugrioviau viską, arba jis sugriovė, ten viskas pas mus, žinai, blogai, dėl to, kad, tikriausiai nebuvo meilės. Žinai, jeigu būtų meilė, tai mes viską čia kažkaip ištvertume. Arba iš jo pusės nebuvo, arba iš mano. Ir tada, žinai, kiti santykiai. Ir vėl galvojate, čia yra jau meilė, tai reiškia, susikurs kažkaip savaime viskas, taip, nes čia yra meilė ir mes vienu žodžiu abudu mylim. Neįvyko, reiškia, nebuvo meilės. Aš ir vėl suklydau. Ir man tik tai vėliau daėjo, gal klaidingai dabar aš gal savo iliuzijai, bet man daėjo, kad meilė visai nėra priežastis būti santykiuose. Tu gali tiesiog mylėti save arba kitą žmogų per atstumą, skirtingai gali mylėti. Tave gali mylėti, nemylėti. Ir vienintelis aspektas, dėl kurio įvyksta ta pora ir jinai trunka, yra tai, kad abudu partneriai yra pasiruošę, pasiryžę, galvat geriausias žodis, būti poroje. Tu gali mylėti, nemylėti, skirtingai mylėti, bet jeigu nėra to, kad aš ir tu abudu norim būti poroje, tai šito ir neįvyks. Jo, bet galbūt, man irgi dabar tavęs klausant, atėjo tokia mintis, galbūt meilė iš esmės jau yra manyje ir tavyje. Ir kiek mes suderinami, ta prasme, ir kiek mes esam suderinami, ne, eiti toliau drauge. Ir kiek aš iš vis pasiryžau, gal mes labai deram, žinai, bet jeigu aš dabar nenoriu, kad ir koks tu ten nuostabus esi, kad ir kiek meilės turi, ir aš gal tau labai simpatizuoju, bet aš nepasiryžus čia, žinai, investuoti kažką daryti. Jo, čia labai, žinai, man irgi atrodo tokia subrendusi mintis. Tikrai taip, toks brandus požiūris tiesiog į santykį kaip kaip į kažkokį dalyką, kam turi būti pasiruošęs. Žinai, kalbant dar apie santykius, labai dažnai, kas būna irgi naujovė daugeliui, kad mes su kitu žmogum esam kitokie visiškai. Nes kiekvienas sekantis kitas žmogus mumise trigerina ir iškelia kitas savybės. Tai jeigu man vieni santykiai nepavyko, nes aš tada buvau pavydi tokia ir anokia, ne? Kituose santykiuose aš galiu jaustis žiauriai saugi, pasitikinti savimi ir užkariauti pasaulį, nes tas žmogus man tai suteikia. Bet žinai, kai prisiklausai visokiausių tų populiarių psichologų, ten Instagramų prisiskaitai, nes, žinai, postas trumpas, bet tu paimi jį kaip tiesą, nežiūri į visą, tai kartais toksai, žinai, yra įspūdis, kad ten vienas buvo, išsiskiriam, antras išsiskiriam, trečias ir visą laiką ant tų pačių grėblių aš čia atsistoju, nes čia mano trigeriai, aš čia nepradirbta kokia nors ir visi, ir dabar bus ten 5, 10, 30 ir vėl bus tas pats, nes čia aš nepradirbta. Ir atrodo, pradirbsiu jau save iki galo, tada atsiras tinkamas, geras, tobulas. O jeigu, mano draugė taip kartais sako, ten susipažinom, tada buvo toks, bet, ten kažkokia istorija, aš dar nepradirbta. Aš šitą dar padarysiu, ir tada jau normalus bus. Ką tu apie tai galvoji? Jeigu yra tendencija skirtis, reiktų pasiklausti savęs, kas tai yra, dėl ko, apie ką. Dažnai tai gali būti cheminė priklausomybė. Kitas dalykas gali būti, kad tų kalniukų labai reikia, žinai. Daug dalykų visokiausių gali būti. Bet iš esmės, greičiausiai tai yra iš neramios vaikystės. Nestabilių santykių, kai augai šeimoje, tau tų kalniukų reikia kažkokių ir ramus, normalus santykis tau kelia, Ar tai reiškia šitam žmogui, kad aš niekada nesukursiu normalių sveikų santykių? Ar tai reiškia, kad aš turiu labai daug su savim dirbti, kad aš sukurčiau? Ar tai reiškia, kad susitaikyk, kad pas tave bus Luna parkas ir bus linksma?
Ką čia daryti? Matai, kas yra. Jeigu tau yra blogai su tuo, tu tai turi pradirbti. Jeigu tu nori pastovaus to kažkokio, vat, jeigu tave skaudina. Jeigu tave skaudina, tai tu eini ir dirbi. Nu, kažkurio momentu tu pamatai, kad tie santykiai kartojasi. Kartojas. Ir man vis taip skauda, iš kur atėjo, o kada pirmą kartą aš taip jaučiausi. Nu, ir užvarai. Pasirodo kažkas panašaus visą laiką ir vyksta. Taip. Ir dirbi tu su savim. Kodėl? O pasirodo, tu labai jautiesi, žinai, atstumta, atstumimo baimė didelė, neįvertinta, nemylima jautiesi, ne? tą vidinį mažą vaiką, ne, nueiti, pakalbėti, užauginti. Čia aš labai greitai viską sakau, 2 metai maždaug, 3. Ne, bet, nu, visi mes iš esmės galim keistis. Nėra žmogaus, kuris negali pasikeisti. Jeigu nori, visada, bet jei nenori, tai niekad. Bet, žinai, aš dar ką noriu pasakyti, kiekvienas turi teisę ir nesikeisti. Jūs galite suvokti savo. Be abejo, kažkokį bet tarakoną. Taip, bet vis tiek viskas yra pirmiausia apie savęs priėmimą. Jeigu man gerai yra, tai ko ne? Ir yra teisė ir keistis, ir yra teisė ir nesikeisti, ir priimti taip, kaip yra. Mes turim teisę būti kiekvienas turi būti laimingas, supranti? Jeigu aš esu laiminga, čia kur esu, su kuo esu, kaip esu, viskas okei. O jeigu ne, tai tada tik tai, nes tik tada įmanoma kaita įmanoma tik tada, kai tu patiri nepatogią emociją, kai tau blogai, kai tave suspardo gyvenimas, tik tada keisis. Dabar atrodo, tavo Instagrame buvo, ne, kad kiekvienas skausmas augina, be skausmo nėra pokyčio. Aš esu taip, aš manau, kad esu apie tai rašus, kad taip, kad tik ta nepatogi emocija veda žmoniją į priekį. Tinginiai padarė didžiausią pažangą, nes jie gulėt norėjo. Suprantu, tai lygiai taip pat ir su psichika. Jeigu pas tave viskas gerai, tai aišku, kad tu nesikeisi. Jeigu tu laimingas, tai aišku, kad tu nesikeisi. Jo. Ir čia neseniai klausė irgi manęs viena klientė, sako, blin, aš jau pavargau pas jūs eit. Aš jau visur buvau, aš jau viską padariau, žinai, tipo, kokia aš nevykusi, kiek aš dar čia galiu daryti, kiek čia dar reikės vaikščiot. Ir man atėjo tokia, žinai, mintis, kurią pasidalinsiu, nes manau, kad čia yra dažnai. Kaip tu sakai, šiandien man patogu, man gera, kažką jau pakeičiau ir ateina momentas, kad šiandieninis patogu man nebepatogus. Ir aš einu, kažką ir pradirbu, keičiuosi tam, kad išeit į naują patogumo lygį. Ir tai nėra, kad jūs užstrigote kažkokiam rate ir jūs visą laiką blogai. Taip, tai yra pastovus procesas. Kartą išeinu į naują lygį. Nes patiriu diskomfortą, man nemalonu, man nepatinka, aš surandu tą, žinai, triggerį, keičiuosi ir jau esu kitur visai, ant kito laiptuko. Ir irgi, žinai, grįžtant prie tos klientės tavo, ne, kad tiek daug visko darau, bet čia nieko nevyksta. Jeigu ilgą laiko tarpą tau atrodo, kad daug kas nevyksta, pagalvok, ką tu gauni iš tos nevykstančios situacijos. Nes situacija nesikeičia, kai jinai mums tarnauja. Antrinė nauda. Taip, kai mes gaunam. Labai sunki tema, iš tikrųjų. Taip. Bet apie tai tikriausiai kitą kartą pakalbėsim. Ačiū tau labai, kad atėjai, apšvietei tokią tamsią temą, kad buvo visai linksma ir smagu kalbėti. Labai tikiuosi, kad jūsų skyrybų procesas irgi bus linksmas. Linksmas. Ne, iš tikrųjų labai tikiuosi, kad rasite žmonių, kad rasite palaikymą, kad sugebėsite tą palaikymą suteikti ir savo, atleisti savo klaidas, atleisti kitam žmogui jo, ne tik klaidas, bet jo žmogiškumą, jo pasirinkimą ir pripažinsite, kad tai irgi yra jūsų šeima ir kad tai yra gerai. Aš asmeniškai labai esu dėkinga savo vyrui, man atrodo, čia yra geriausias tėtis, kurį galėjau išrinkti. Aš tiesiog patenkinta. Bet kaip vyras jis man netinka. Bet kaip tėtė savo vaiką tiesiog myliu ir gerbiu. Šią temą pakalbėsim kitą kartą. Dabar noriu padėkoti Vikai, kad atėjai ir apšvietei tą sudėtingą, tamsią, nemalonę temą, bet labai svarbią. Nes skyrybos tikrai nėra pabaiga, tai nėra nuosprendis, tai yra vienas iš gyvenimo etapų. Ačiū labai, kad pakvietei. Labai malonu buvo susipažinti ir pamatyti tave. Ačiū.